Nu, tilps čia, ne? O, čia baladosis. Nu, tai nugarą. Nugarą pavešim. Nu ką, labas rytas. Minam dvirtakiu link Gazipašo. Truputį kažkas virš 40 km turi būt, bet pakeliui planuojam dar užsukti į kažkokį antikinį miestą, miesto griuvėsius. Nežinau, kiek čia šitas dvirtakis tęsis, bet iki pat Gazipašo tikrai jo nebus. Kažkur pasibaigs ir spėjo teks į plentą lyst. Ryte truputį eismas ramesnis, tai gal nuvažiuosim be nuotykių, žiūrėsim, kaip atgal minsis. Planuose, 100 šiandien surinkt būtų gerai. Pirmin atgal gaunasi 8 su kapeikom, bet kaip sakiau, truputį dar nusuksim. Dar gal po patį Gazipašą pasimalsim, tai 100 turėtume prisukti, jeigu viskas ok bus. O kas dėl dviračių, tai turėjau vakar reikalų. Pirmiausia, kad žiūrėjot pirmą dalį, tai norėjau vairą ištiesinti, aišku, ištiesinau, viskas tvarkoj, bet pamačiau, kad trūksta vieno speiseriuko, dėl ko ir neprisispaudė normaliai. Šakės tas kalbėjimas toks labai minimalus yra ir niekaip jo nepašalinsi, nes trūksta vieno speiserio. O pasiregina kitas ten niuansas. Šudinai biški šakės tas tyreris nupjautas, tas šakės kotas. Žinot, kai pjaunat vamzdį kažkokį ir ten lieka milimetras ten to vamzdžio ir jis tiesiog nulūžta. Ir lieka styrotitas toksai šudeliokas. Tai tą šudelioką reikėtų žmoniškai tiesiog nušlifuot, sulygint gražiai. Čia ne, nifiga. Paliktas tas milimetro pipsikas, ant jo uždėtas tas inkariukas remiasi į jį. Realiai visas tas inkariukas į tą šudelioką atsirėmęs, viduje kažkiek prasiplėtęs ir kreivai šleivai ten atsistoja viskas. Žodžiu, daug tokių niuansų, kai pradėjau krapštyti tos dviračius vakare, tai pamačiau, kad realiai haltūra. Žiauri haltūra. Tai speiserio trūksta, tai visiškai neapšlifuota, nulaužtas vamzdis. Tai va, po to dar streso turėjau, pasirodo, mano pedalai, tie stokiniai, su kuriais davė, kur skundžiausi vakar, kad kuo laužia, kažkaip nepažiūrėjau, kad neturi skylės šešiakampiam raktui. Ta prasme, tą pedalą nuimti reikia tik su tuo 15 raktų normaliu. O aš tokio kaip ir nepasiėmęs. Blemba, nuo vakaro stresavau. Negi vėl atgal pasigrįžinėt, kad tos pedalus nusuktų. Kažkaip taip pato prisiminiau, kad turiu topiką multitūlą ir ten belenko visokio šūdo ir aš nežinau, kiek ten to tulsų. Galvoju, pažiūrėsiu ten, gal netyčia multitūlas turės pedalam nuimti raktą 15. Ir akurat yra toks pipsikas, aišku, ten jį uždedi ant pedalo ir tada su koja reikia gerai mintelt. Bet atsukau. Pasiregina sitpostas ten labai lievas. Vieno varžto sistema, kur kampą išstatyti balnelio. Jeigu kas žinot, kas krapštėt, gal kas turi tokį. Tai ten būna toks lovelis su dantukais ir tie dantukai išsifiksuot turėtų. Aišku, jau vien tas, kad ten dantukais apribojimas yra kampų, tai neišstatysi super tiksliai, nes būna taip su tais kampukais arba per daug nulinkus sėdynę, arba per daug pakelta į viršų. Toks negali atitaikyti to viduriuko kartais. Bet čia kitas niuansas, tie dantukai iš vis, jų nebėra, jie visiškai nutrinti. Ir veržk neveržės, balnelis vis tiek, ta prasme, jisai nusvyra iki tam tikros pozicijos ir viskas. Ta prasme, tu niekaip kampo neužfiksuosi. Nežinau, tai tas dabartinis kampas, kuris nusvyra ir kažkur ten užstringa, tai Reginai, kol kas sako normaliai dar. Bet žiūrėsim, kiek čia jinai atlaikys. Žodžiu, tokie, ta prasme, aš galėčiau ten tos dviračius krapštyti, bet, šiaip aš atvariau čia atostogauti, ne dviračius krapštyti. Bet vakar, sugaišau ten, kol tas vairo kolonėlės peržiūrinėjau, perinkinėjau, ten speiseriukus kaitaliojau. Pedalus ten vis tiek, kol atsukau tuos užkirpijusius.
Dar dabar vat, irgi jau norisi man truputį pakeisti šitų perjungėjų poziciją, nes jau jaučiu, kad riešui nepatogu, tai jau reikės kažkur sustojus biškį pareigų, bet čia jau labai minimaliai. Nu, kaip matot, jau dviračio takas pasibaigė, kažkokios trinkelės išdaužytos, tai net nežinau, gal į gatvę lyst. Jo, biškį baladoja, čia jaučiu reikia kažkaip į gatvę lyst, nes čia nesąmonė. O ant kažkoks tiltas yra, gal už jo kažkas geriau bus, dar iki ten dar važiuojam, bet jeigu ne, tai manau minsim gatvę. Jo, matau, ten tas pats šūdas, reikia lysti gatvę ir viskas. Tai nežinau, aš noriu savo pareguliuoti biškį tos shifterius, nes labai išorę laužia. Biški taip, turbūt. Ne? Gatvė turbūt važiuosime, ne? Ar va ten? Aš nežinau, kur čia. Nu, nes čia šaligatvių tai labai prastai. Ne, čia tai prastai, bet Tai čia galim pasižiūrėti, kur veda kelias. Ar jis išeis ten į viršų viską, ar ne? Tai pagal žemėlapį tai pažiūrėsiu. Jeigu ne, nu tai į plentą šokam. Nes čia labai baladoja. Tai gerai, kad mes su šitom padangom dar. O ne, kur jis ten mums siūlė. Ten iš vis būtų nesąmonė. O. Čia irgi kiek matosi keista. Nu čia va perskaustas ta guma, tai čia lysta, sukta 10 kartų. Tas dviratis čia yra vienam kartui, nu ta prasme. Čia yra toksai dalykas. Daug man ten. O čia kažkieno prakaitas. Ar ne, čia smėliai. O tu, fui, kas čia? Fui, kas čia lindos kažkokiais riebaluotais pirštais. Kokie palotai sulinda. Ten pirštas tik surūdėjęs. Tai, surūdėjęs čia nuo prakaito. Pažiūrėk dabar. Vis tiek dar per daug. A, iš čia rodo mums čia nusukti. Bet po to vėl grįžtam. Nu, dzin dabar pravažiuoju. Arba iš karto gal. Nu, žiūrim, gal ten man prasideda. Matau, mėlyna, gal ten koks dvirtakis. Biškį pareguliavau šitų drifterių padėtį. Truputį vairą pasukau, truputį kampą jų. Tai visiškai kitas reikalas. Nes labai riešą laužė iš karto. Pravažiavom ten porą kilometrų, jaučiau, kad skauda riešai. Dabar jaučiu, kad jie ne tokie įsitempė, išsitiesia labiau. O ką čia sugaišau ten kokias 5 minutės, bet užtat patogiai minsiu. Vis tiek čia ne 10 kilometrų kankintis visą dieną. Tai geriau biškį pakrapštyti, bet padaryti kiek įmanoma savo patogiau. O! Nu va, kažkur ant to kalno priekyje tie griuvėsiai turėtų būti. Jeigu teisingai pagal žemėlapį suprantu, jau greit reiks nusukti ir biškį pakapoti į viršų. Neatsimenu, apie 500 berods metrų. Ar čia viso maršruto, ar čia tik į šitą kalną dabar bijau pameluot. Nu, bus matyt. Bet žodžiu, šiandien pakilimo dar bus. Bėgam. Šuo, žiūrėk, didesnis negu ožkas, kaip žmogus. Gerai. O, varom, kol nėra mašinų. Nu, va, mum į kalną dabar kažkur pagal maršrutą. Karšta?
Dabar į kalną kilsim, dar labiau sušilsim. Oi, kaip karšta. Ir saulė kepina. Sezono metu nemokamas maistelis dviratininkam auga. Na dabar kiek mačiau, tai baisiai žali tie bananai, tai esu ragavęs va tokį žalę. Jo, panašiai kaip alyvuogė. Nebent ant tie, kur uždengti, gal prinokia labiau, nežinau. Ką žinau. Va, kiek pakilom. Metrais nežinau kiek. Čia dar ne pabaiga. Regina priderinus net buteliuko kumštelį. Prie rūbo. 100 pakilom. Nu gerai, dar tiek. Šiam baigėsi asfaltas, prasideda žvyriukas, bet mes jau kažkur netoli. O, pas to kamščio nėra čia. Pamatei? Ar nebuvo? Nebuvo, nes pas tave ant kalninių irgi nebuvo. Tai ant kalninių nebuvo. Viskas. Prasidėjo baika haikas. Čia ir statumas, ir akmenys jau tokie rimtesni biški. O mūsų padangėlės plonytės. Ir taip ir nepažiūrėjau, kokio pločio. Vakar spėjau, kad bus max 3,8 berot, sakiau. Sustosiu, pažiūrėsiu. 3,6. 3,6 va. O tas, kur vakar mums siūlė pradžioj, tipo graveliai su tais slikais visiškais. Tai jie ten turbūt dvigubai buvo siauris. Nu tai ir bus 2,5 turbūt, kaip ir sakiau, gal net ir kokie 2,3. Nu, 2,5 realiau. Bet visiškai slikai. Ir jis mums juos siūlė tiesiog kaip gravel baikus. Tai kur mes čia su jais užvažiuotume? Su šitais jau einam va. Pešiom dalį. Su tais mes nežinau čia. Ai, dar kas man nepatinka, tai čia yra droperis uždėtas. Jeigu jis veiktų, tai gal dar būtų ir viskas ok, bet ten tiesiog trosas nukirptas ir įkištas droperis kaip paprastas sitpostas. Ir ką, jis aišku ten juda, baladuojasi. Bet nepaisant to, tai šiaip fainas raidas, bent jau kol kas. Oras geras. Biški gal per karštą mum taip. O, koks gražus takelis, alyvuogės, faina. Vau, gražu. Čia jau galima ir važiuoti. O, čia faina. Nu va, ir griuvėsiai kažkokie
mes ir malamės čia kažkur prie griuvėsių. Minu ir nesuprantu, kas per garsas toksai. O čia va šitas šūdas. O. Atšokęs tas dangtelis ir švaistiklis kabina biškį. Nusikratė, kaip per tos akmenis ridėjom. Taip. Reikia užkišti ten. Patį dangtelį reikia užkabinti. Va. Dabar tvarkingai. Iki sekančių akmenų. Nepanašu, kad čia antikiniai būtų. Bet kažkokios vazos. Liekanos tiksliau čia. Yra autentinė mozaika. Nu, griuvėsi, jau ten nelipsim į viršų su tais dviračiais. Išvarėm pavažinėt, nelaipėt. Vis dėlto. O, kokie tualetai čia. Nesuprasiu, iškia būdelė. Ant krašto. Baisu. Viską, ką pakilom, dabar teks nusileist labai greitai. Tikiuosi, kad stabdžiai nepaves. Nusukom truputį į ramesnį keliuką, tiesiai iki Gazipašo. Atsirado kažkoks dvirtakis. Jau nebedaug ir liko, man atrodo. Bent jau pusę tikrai numynėm, ne? Oi, daugiau. Nu, apie 15 kilų liko. Apie 15 kilų liko, nu tai. Blemba, kad čia stiklų. Ne, gal važiuojam gatvė, labai jau čia tas dvirtakis toks apleistas, nieks nevalo, matosi. Nuo gatvės prilėkė visokių akmenukų, metaliukų, visko. Gatvė rami, gal nieks nesupyks. Visi stulpeliai išdaužyti. Visi va ir valiojasi ant dvirtakio. Ir stiklų krūvos. Lyg tai ir baigėsi dvirtakis, tai gerai, galėsim ramiai važiuoti gatvę. Jis į kitą pusę pereina.
Bet zin, gal varom gatvę, ne? Nes ten irgi matau ne kažką. Čia ne mūsų. Ne? Na, mes jau kaip ir Gazipaše. Jokio ženklo nebuvo, bet pagal žemėlapį matau, kad viskas jau čia. To iš pagrindinės gatvės nusuksim biškį į šuniuką. Paieškosim, kur pavalgyti, pailsėti. O kiek dviračių. Nelabai suprantu, kas ten per mokykla, ne mokykla, kas ten. Ieškom, kur pavalgyti. Kol kas tik parduotuvytės mini ir kavinukės. O kad kažkokio tai maisto pardavinėtų, nelabai. Čia kažkada buvo, bet uždaryta. O, turgelis. O. Na, va, biškį užkandam. Dar truputį po Gazipaševą pasimalsim gatvelėm, parkeliais. Reikia parduotuvę surasti, dar vandens pasipildyti. Nu ir все, trauksim atgal. O, karva. Landžia ir randa kelių, kaip visada, per balas, per akmenis. Kvapą, aišku, ne per daug, bet visiškas ūkis karvių. Čia yra upė. Matosi? Man irgi nesimato, bet pagal žemėlapį čia yra upė. Pavadinimas
neperskaitau. Per mažos raidės ekrane. Nu, žodžiu, va, mes važiuojam pakrantę dabar. Ten vanduo bėga. Kamerai turbūt nesimato, ne? Nu ką, išvažiavom iš Gazipašo, einam atgal. Įspūdis apie patį miestuką. Nežinau, kaip pas Artūrą, neklausiau dar. Nu, man toks, jis tikrai nėra turistinis. Ten paprastas miestukas, viskas su juo gerai, toks ūkininkų, labai daug šiltnamių. Ten, nu, ne kiekvienam kieme, bet daug kur, daug dėžių, agurkų prikrautai, ten dėlioja maišais. Sudėti, baklažanai, nu, toksai, gal toks regionas, kad čia daugiau augina bananų, šiaip va čia plantacijos didelės. Tai sakau, toksai, ne visai man pasirodė turistinis, bet gal ir gerai. Toksai savotiškais, įdomus, trinkeliam visas išklotas. Netingėjai žmonės dirbo. Šiaip gerai, man visai patiko. Visai įdomu pasižvalgyti, pasižiūrėti ne tą tokią turistinę pusę kaip Olanija, o jau šiek tiek kitokį miestelį. Visai įdomi. Nu ką, išvažiuojam iš ramaus keliuko, tokia labai fainų palei patį krantą. Šoksim toj į labai judrų lentą. Žiūrėsim, kaip ten minsis. Jau po biškį artėjam link savo namų. Nu dar, bet ir apie 2 kilo, gal kokių, gal mažiau. Tai va, tokios tekelės. Nu ką, artėjam prie Olanijos jau. Eismas pakankamai intensyvus. Nuo šviesoforo iki šviesoforo. Taip ir važiuojam. Nu va, iki Olanijos 11. Bet mum grinai iki Olanijos nereikia, biškį arčiau. Tai jau greit būsim. Štai yra Olanijos dvirtakis, sugrįžom. Trūksta 4 km iki 100, tai vat biškį pravažiuosim viešbutį ir grįšim atgal, kad jau damušt, kaip sakant. Tai va, tokia diena, gana aktyviai. Fainas raidas, fainas kelias, nemėgėjęs aš plentų, aišku. Geriau būtų žvėriukais daugiau pasimalt, bet aišku, nu tas grožis visas, tai verta. Norėjau vakar jau porą žodžių tart apie eismą Olanijoje. Ne tiek, kad eismą, bet vat važiavimą dviračių Olanijoje, nu, tam pačiam vat Gazipaše. Kažkas ten vienoj grupiai labai atkalbinėjo žmonės nuomotis dviračius, neva baisiai pavojinga Turkijoje važinėti. Aš dar taip su tokiu prikolu paklausiau, tipą, negi pavojingiau negu Lietuvoje. Jo, 100 kart pavojingiau, čia baisu. Nu, nežinau, blemba, aš iš dviratininko pusės, tai, nu, va, 2 dieną važinėjam ir dabar iš visiškai plentais. Nu, blemba, tokių buvo situacijų, kad aš Lietuvoje net nesitikėčiau. Pavyzdžiui, kai važiuoji šalutinių, mašina pagrindinių lekia, pamato, kad tu iš šalutinio išvažiuoji, pristabdo, praleidžia tave iš šalutiniai pagrindiniai važiuoti. Žiedė, šiandien buvo žiedė, nežinau, Regina nufilmavo, nes pas ją kamera buvo. Žmogus žiedu važiuoja, mes prie žiedo artėjom, jisai žiedė sustoja ir rodo mum, tipo, važiuokit.
Nu, Lietuvoje tokių nebuvo ne karto. Aišku, pats eismas čia, pats iš savęs toks truputį chaotiškas, bet gal tas chaotiškumas prideda truputį jiem patiem tokio budrumo, jie prie kiekvieno išvažiavimo, įvažiavimo pristabdo, apsižiūri, patys žino, kad čia biški bardakėlis, tai gal labiau taip įsitempę vairuoja ir atidžiau gaunasi, nes pas mus visi ten atsipūtę, belė tik papypint, čia irgi labai dažnai pypsi, bet čia tas pypsenimas tai toksai labiau kaip perspėjimas. Pavyzdžiui, pas mus iš galo mašina, jeigu atvažiuoja, jinai kaip dės tokį py, iš kelio traukis. Čia iš galo pip, pip, tipo saugokis, aš iš galo važiuoju. Bet pats apvažiuoja normaliai, ta prasme, ir net į priešinį eismo juostą išvažiuoja, kada aplenkt. Nežinau, aš tiesą sakant, važiuodamas į darbą kasdien, žymiai labiau įsitempęs jaučiausi negu šiandien, tarkim, arba vakar važiuojant va čia tom baisiom turkiškom gatvėm, kur chaosas ir karas. Nežinau, nematėm nei vieno tokio kažkokio incidento rimto. Pas mus tai pastoviai, tai ten tas susidūrė, tas nepraleido, ano nepraleido. Čia kažkaip jie viens prieš kitą užlenda, bet nesugeba nesusidurti, nes visi pakankamai įdėmiai važiuoja. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu planuojat nuomotis dviračius, bet bijot čia dėl to eismo, tai tikrai nebijokit. Jeigu važinėjat Lietuvoje gatvėm, tai čia tikrai pravažiuosit. Negaliu pasakyti dėl visos Turkijos, aišku, bet Alanijoje, po to mes kur važiavom vakar ten kalnuose, kalnų keliukais, ir va čia link Gazipašo, pačiam Gazipašė iš vis jokių parkių. Tai nežinau, tikrai rekomenduoju išsinuomoti dviračius, nepabijot, pavažinėt. Jo labiau yra ir dvirtakių ofigenų. Plentuose yra ten tos, kaip jos vadinasi, techninės ten tos juostos mašinom. Tai kaip supratau, dviratininkam ten galima važinėti drąsiai. Bent jau mum tą patvirtino nuomos punktą, ten moterytė viena. Sako, dviratininkai gali važiuoti ten tam pagrindiniam gatvėm, kur pas mus skaitosi ten jau turbūt autostrada. Tai čia irgi kaip autostrada tokia. Tai tom avariniam tom juostom drąsiai važiuoja ir motoroleriai ten važiuoja. Ir kelis kart policija aplenkė, jokių klausimų nieko, nieks nereagavo. Blemba, kaip čia tamsu, šviesos čia neįjungta šitam ruože. Tai va, kas liečia vairavimą ir tą saugumą tokį, nežinau, sakau, antrą dieną jaučiuosi tikrai žymiai geriau negu Lietuvos keliuose, kur ten tie gaideliai laksto, kiekvienas nori pasipuikuoti prieš dviratininką. Čia kažkaip gal jie nepratę prie tų dviratininkų labai ir nežino, kaip čia prie jų elgtis. Labiau saugo, labiau gal iš baimės saugo negu kad apsaugot, nežinau. Bet, tiesą sakant, man visai čia patiko važiuoti ir tikrai nebijokit. Tai va, tai tiek aš norėjau pasakyti, sakau, norėjau vakar pašnekėti apie tai, bet galvoju, čia viena diena, nedarysiu išvadų pagal vieną dieną. Nes jau vakar jautėsi, kad, ta prasme, visai padorus tas požiūris į dviratininkus ir pasisveikina, pamojuoja, papypina ten vairuotojai, ypač kalnuose, ten kur toliau truputį nuo civilizacijos, tai ten jiem iš vis turbūt dviratininkai čia retenybė pamatyti. Tai tiek žodžių, tokie įspūdžiai. Visai geri, neblogi. Taip, mes jau savo viešbutį pravažiavom, jau tikrai 100 turim, dabar apsisuksim kažkur ir minsim vakarieniau. Dar, manau, spėjam ant vakarienės. Tai kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nežinau, ar dar ką filmuosiu. Dar tikrai planuojam pavažinėti dviračiais, bet nežinau, gal jau kameros ir neimsiu. Žiūrėsim, kaip bus nuotaika, kaip čia orai bus, nes ir lietų žada, tai per lietų tikrai kameros netysiu. Tai va, dar kartą dėkui ir iki. Pamojuok, atsisveikink. Iki susitikimų kitą kartą. Taip.